Sveiki draugai. Taigi, jeigu kas negirdėjote, pirmasis kanalas ir toliau funkcionuoja, apeliacija buvo patenkinta, todėl ten taip pat bus įrašai, bet ir šio kanalo nebesiruošiu apleisti. Kol kas, nebent kažkas nutiktų, bet tuomet jūs tai sužinosite. Taigi, nepabėkime nuo skaičių temos, bet šį kartą jau kalbėsime ne apie mane. Vienas žmogus parašė tikrai įdomų laišką. Žinoma, patį žmogų paliksime anonimu. Bet jo situacija tikrai taip pat labai įdomi. Beje, šiame kanale bus šiek tiek kitokie įrašai nei pagrindinėme. Daugiau gal ir apie mane kažką sužinosite, nors ir taip paskutiniu metu daugiau sužinojote. Nes per tiek metų, per tuos 7 metus nelabai ką apie mane ir žinojote. Todėl šis kanalas bus šiek tiek kitoks. Taip pat greitų metų būtinai reikės padaryti apie mamos ligą įrašą, gal tai kam nors išgelbės gyvybę. Apie tai, kas padėjo, kas nepadėjo ir taip toliau. Apie kabutėse gerą ligoninių darbą. Todėl pirmiausia tai, kas svarbu. O dabar grįžkime prie vieno žmogaus laiško, kuris parašė man į elektroninį paštą. Jam su skaičiais yra labai seniai visokių atsitikimų, tačiau paskutiniai 2 metai buvo gana sunkus emociškai dėl tam tikrų įvykių. Esmė tame, jog po tam tikro išgyvenimo pastoviai pas mane ateidavo įvairių skaičiai, po 3 skaitmenys, 9, 8, 7, tačiau pats smagumas prasidėjo su ketvertais. Tuos ketvertus matydavau ir matau kiekvieną ar kas kelintą dieną, pagalvojus tam tikrą temą ar esant tam tikroje situacijoje. Matot, labai panašiai kaip ir man. Beje, šiomis paskutinėmis dienomis šiek tiek nurimo, bet po 2-3 kartus dar pamatau skaičius. Tik dabar nebe laikrodyje. Tai va. Galiu skaičiuoti jau apie 1,5 metų, matau. 4, 4, 3 ketvertus, 4 ketvertus, 5, 0, 4, 4, 404. Tai kartais erzina ir atsibosta. Nelabai pagauna esmės, o kartais labai aiškiai suprantu reikšmės. Juokingiausia, kai važiuoja automobiliai magistralėje, 3 automobiliai iš eilės su 3 ketvertais. Ir dar koks ketvirtas užsienietis su 5 ar 4 ketvertais. Ta akimirka labai apsižvalgau, kas yra aplinkui, kartais daina paleista, kuri tiesiogiai skirta man arba reklama. Ar mintys ateina kitokios. Tai ne vien tik su automobiliais, o visur. Laikrodis, kilometražai, spidometrė, ženklai, čekiai, dokumentų numeriai, ir taip toliau. Taip žmogau, lygiai tas pats ir man. Tai ir čekiuose, ir kur tik nepamatai. Kas įdomiausia, tai pačią svarbiausią akimirką, kai gyvenime kažkas tikrai vyksta svarbaus. Ir toliau. Nors ir baigiu visus procesus išgyventi, vis tiek ketvertai rodosi. Dažniausiai 4-4 arba 0-4-4. Tai reiškia, jog mano pasirinkimas yra geras arba pasirinktas kelias tinkamas. Einu ten, kur reikia. Taip, žmogus matosi jau pasiskaitė reikšmės. Seniau reikšmių aš neskaitydavau, bet dabar taip pat pasiskaitau kas kartą. Ir tokia trumpa žmogaus istorija. Aišku, žmogaus neviešinsim, bet esmę supratom. Taip, paskutiniu metu šiame pasaulyje vyksta didelės permainos. Mandelos efektas. Tai labai taip pat įdomu. Apie tai regis tikrai buvo įrašas aname kanale. Bet kadangi paskutiniu metu taip klostosi įvykiai, manau, reikės atnaujinti žinias. Nes kiek žinau, jau naujų Mandelos efektų yra. Todėl žiūrėsim dėl šios informacijos. Konkrečiai kažko daugiau apie skaičius kaip ir neieškojau, bet teko užmatyti vieną įrašą. Manau, vertėtų jį išversti. Jeigu jūs matote 14-14, daleiskime 15-15, 11-11, 12-12, 21, daleiskime 12, ir taip toliau. Žodžiu, visa tai reiškia, jog žmogus eina keliu ir su juo yra dirbama. Ir tas darbas susijęs su jo aukštesniaisiais centrais, turiu omenyje turbūt čakras, ir su jo sąmonė. Daugelis žmonių sako, jog tai angelų pagalba. Jei jums patinka tai priimti taip, tuomet galite taip ir priimti. Taip, tikrai egzistuoja tie, kuriuos galima vadinti angelais. Tai mūsų sąmonė išreikšta įvairiais būdais. Ir toliau kalba, jog mums reikia arba kažką savyje pakeisti, arba kažką atrasti, išreikšti. Tokia šio žmogaus žinutė. Beje, draugai, rytoj padarysiu įrašą šiame kanale apie numerologo paaiškinimą apie skaičius. Tikrai visai įdomi informacija.
Taigi, draugai, gal kam ir atsibodo ši tematika, bet manau reikia išbaigti šią temą iki galo ir tada pereiti prie kažko kito. Be to, pagrindinėme kanale bus įrašai, kita tematika. O ši tema dabar kol kas mane labai domina, nes mane tai liečia asmeniškai. Ir žinote, šį rytą pabudau ir pažiūrėjau į laikrodį 5:55. Tai buvo antras kartas, kai matau tokį skaičių. Priminsiu, kas nepamenat. Pirmą kartą šį skaičių pamačiau, kai ėjau pas mamą į ligoninę, lipau iš automobilio, o kitą dieną jį išėjo. Ir iš įpročio visada pradėjau paskutiniu metu žiūrėti reikšmės, nes tai taip akivaizdžiai pradėjo persekioti, kad pradėjau domėtis, ką tai reiškia, ką kiekvienas skaičius. Ir tada tas skaičius įdėlėti tiko situaciją, bet šį kartą buvo ne 3 penketai, o 4. Dar vienas skaičius buvo tai 15 laipsnių šilumos ir nepamenu, dar vienas skaičius kažkur šalia laikrodžio buvo penketas. Data, 5 mėnesis. Gavosi 5 penketai. Bet dabar pereikime prie numerologo paaiškinimo. Nors žinote, tuos paaiškinimus kiekvienas skirtingai gali pateikti. Bet parinkau vieną straipsniuką numerologo ir kam įdomu, paklausykite, ką jisai apie skaičius pasakoja. O apie penketų prasme, 5 penketų, paskaitysiu jums pabaigoje. Pasikartojantys skaičiai, visatos užuomina ar proto žaidimai. Ką pasaulis nori jums pasakyti, kai nuolat matote tuos pačius skaičius. Iš tikrųjų svarbi ir visatos užuomina ir tai, kaip smegenys interpretuoja gautą informaciją. Vieni tame įžvelgia teigiamą ženklą, kiti manom, kad viskas prarasta. Ir jų žvilgsnis nuolat ieško pasikartojimų, kad patvirtintų savo teoriją. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias skaičių kombinacijas, apie kurias daug kas kalba. Skaičiai gali pasirodyti laikrodyje, automobilių numeriuose, šviesofore, žodžiu bet kur. Jūs nuolat kažkur matote tą patį skaičių. Mes apžvelgsime kombinacijas 11-11, 22-22, 14-14, 12-12, 17-17, 0-0 ir kitus skaičius, per kuriuos su mumis visata kalba. Kodėl vieni mato skaičius, o kiti ne? Pirmiausia, išsiaiškinkime, kodėl vieni mato skaičius, o kiti ne. Jei matote sutapimų, yra 2 variantai. Pirmasis, šiame etape jūsų koreguoti nereikia. Jūs normaliai judate savo keliu ir dabar jums tokių užuominų nereikia. O yra žmonių, kurie paskendę buityje, visur mato problemą ir klastą. Jų smegenys ir jų laukas yra tiek pasinėrę į negatyvą, kad net jei jiems siūstų signalus kas minutę, jie jų nepamatytų. Jie nėra pasiruošę pokyčiams, nenorės nieko keisti savo gyvenime. Tokie žmonės iš esmės nepamatys ir nesupras signalo arba matys tik blogą ženklą, dar labiau grimzdami į negatyvą. Klausimai apie pasikartojančius skaičius yra patys populiariausi ir tai rodo, kad dabar daug žmonių pradeda matyti pasaulį kitaip, sąveikauja su šiuo pasauliu ir yra pasiruošę įsiklausyti į užuominas. Manau, kad kai pastebite tuos pačius skaičius, jums tiesiog sakoma, kad laikas atkreipti dėmesį, laikas kažką daryti. Žinote, ten užsiminė, ten pataisė, ten patarė, bet buityje mes to dažnai nepastebime. O čia jau tiesiogiai sako, brangus drauge, mes su tavimi, eime kartu. Taigi, jei matote pasikartojančius skaičius, vadinasi esate atviri pasauliui ir gebate judėti link savo paskirties. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime 5 pagrindinės priežastis, kodėl jums siunčiami signalai ir ką tuo nori pasakyti. Ir žinoma, skaičių grupės, kurios patenka į šiuos 5 signalus. Apžvelgsime skaičius, kurie sako, kad jums prasidėjo naujų galimybių periodas. Skaičius, kurie rodo, kad laikas pailsėti. Apžvelgsime kombinacijas, kurios kalba apie finansinės galimybės, kombinacijas, kurios sako, kad atėjo laikas pakilti į naują laiptelį. Taip pat yra skaičių, kurie sako, kad jums atėjo laikas perduoti žinias. Juos mes irgi apžvelgsime. O dabar parašykite, kokie skaičiai jums dažniausiai kartojasi ir kur juos matote. Grupės, kurios sako, kad jums laikas perduoti žinias. Pirmoji tai žinoma 11-11, tai naujų idėjų įkūnijimas. Pasaulis jums sako, kad laikas atverti savo sąmonę naujiems dalykams. 11 tai tarsi kanalas su aukštesniaisiais pasauliais. Jums sako, mes palaikome ryšį, tik atsipalaiduokite. O galbūt jums užsimenama apie tai, kad su jumis nori susisiekti jūsų mokytojai, globėjai, kad laikas atverti savo dvasinį kanalą. 0909 arba 99. Tai giliausias darinys. Jis sako, kad jūs subrendote tam, kad taptumėte mokytoju, mentoriumi. Jums atvira numerologija, psichologija, kiti mokslai ir sistemos, kuriuose galite tapti gerų meistrų.
Ir jūs jau tam pasiruošę. Derinys 0707 arba 077 skamba kaip aš nešu informaciją žmonėms, bet štai čia yra niuansas. Greičiausiai manote, kad dar ne viską išstudijavote, kad dar šiek tiek pasimokysiu šito, o po to dar ano. Ir tik po to pradėsiu konsultuoti ar mokyti. Greičiausiai jūs slepiatės nuo savęs arba nuo žmonių. Atėjo laikas išeiti iš šešėlio, laikas pradėti perduoti žinias, konsultuoti, dalintis įgytomis žiniomis. Žinoma ir ženklas 0000. Daugelis rašo, kad nuolat mato jį laikrodyje. Šis ženklas rodo, kad jum atvertas koridorius į dvasinį pasaulį. Žinote, draugai, o man šis ženklas ką sako? Kad žmonės kankina nemiga. Jeigu laikrodyje pastoji matot 4 nulius, vadinasi laikas anksčiau įmiegot. Na, žodžiu. Daugelis rašo, kad nuolat mato jį laikrodyje. Šis ženklas rodo, kad jum atvertas koridorius į dvasinį pasaulį. Jūsų siela pasiruošusi priimti naujas energijas, naujas žinias. Pagalvokite, ką norite studijuoti. Arba, ko gero, jums svarbu permastyti tai, kuo jau užsiimate. O galbūt net atsisakyti kai kurių žinių ar mokymų. Ir tada po kurio laiko jums bus atvertos kitos žinios, naujos tos, kurias svarbu perduoti dabar. Dabar daugelis meistrų permasto savo praktikas, įneša pakeitimų, koreguoja ir pertvarko jas pagal šiuolaikinius laikus. Kombinacija 17-17, verslo finansinių galimybių skaičius. 17, tai verslo skaičius, didelių galimybių skaičius. Na ir šioje vietoje, draugai, kai pamačiau ženklą pirmą kartą 17-17, prasidėjo problemos su kanalu. Na, žinote, kaip ir tikrai skaičiai susiję su situacija. Nors pagal tai, kokius skaičius aš mačiau ir žiūrėjau, ką jie reiškia, pagal situaciją visada atitikdavo. Todėl manau, kad ta informacija ne iš piršto laužta. 17. Tai verslo skaičius, didelių galimybių skaičius. Jei matote šį derinį, vadinasi, jums veriasi finansinis kanalas. Svarbu, kad gerbtumėte savo veiklą. Tai, kuo užsiimate, arba pradėtumėte tai, apie ką seniai svajojate, bet atidėliojate vėlesniam laikui. 17 skaitoma taip. Jei juos matote, tai rodo, kad jums atviros visos durys. Galimybę jūs turite, viskas paruošta. Jums liko tik patikėti savimi, patikėti savo jėgomis. Gali būti, kad dar nematote durų, pro kurias reikia įeiti, bet jos yra visiškai šalia. Todėl apsvarstykite pasiūlymus net pačius absurdiškiausius. Mes dažnai iš nežinojimo ar dėl kitų priežasčių praleidžiame labai naudingus pasiūlymus. Toliau, 10-10, nugalėtojų laikas. Jums sakoma, kad jums nėra nieko neįmanoma. 10 skaičius, kuris sako, kad žmogus yra pasiruošęs eiti savo keliu. Jei matote šią kombinaciją, jums sakoma, nebijok, mes su tavimi. 18-18. Gali būti, kad turite gerų įgūdžių planavime, mokesčiuose, finansuose. Galite pradėti perduoti šias žinias. 12. Laikas, kai metas pakilti į naują laiptelį. Čia pati dažniausia kombinacija. 22-22. 22 tai didelių galimybių skaičius. Jums sakoma, kad turite potencialo, kad jums pasiruošę padėti. Svarbu nebijoti, tačiau sprendimai turi būti apgalvoti, skubėti čia negalima. Dideli projektai nesukuriami per vieną dieną. Toliau 23-23. Jums laikas pareikšti apie save. Pavadinčiau šį derinį atverk burną. Sukurkite kanalą. Pradėkite kalbėti apie save, kaip apie specialistą arba apie savo verslą. Atskleiskite savo aktorinį talentą. Daug įdomių žmonių pradėjo atskleisti savo gebėjimus aktoriaus, analitiko, kūrėjo, po to, kai prarado darbą, pajamas arba po emocinių sukrėtimų. Gali būti, kad dabar jums būtent toks periodas ir būtent dabar tai yra jūsų šansas. 23. Per partnerystę ir nestandartinį mąstymą aš galiu įgyvendinti savo svajonės. Čia svarbu nebijoti, bet ir nerizikuoti, o analizuoti. Dvejetai nemėgsta rizikos. 23 tai genialių žmonių skaičius, todėl jums sakoma, nebijokite naudoti naujų technologijų. Kokie skaičiai jums sako, kad laikas šiek tiek pailsėti, kad nuklydote, jūsų smegenys pavargo, spręsti problemas, jūs tiesiog nematote arba negirdite užuominų. Tai žinoma kombinacijos 12-12, 21-21 arba 12-21. Skaičių 1 ir 2 jungtis. Tai pirmasis laiptelis skaičių eilėje, jie stovi apačioje. Tai sako, kad skirkite laiko poilsiui, nepamirškite ilsėtis. Negalima galvoti tik apie darbą, tuomet jums viskas bus gerai ir turėsite jėgų naujiems pasiekimams. Kombinacija 20-20. Na čia jau visiškai laikas atostogoms, laikas pasigrožėti mūsų planetos grožiu. Arba dar vienas variantas, jums sakoma, kad jumyse atsiveria meniniai gebėjimai.
Pradėkite piešti. Kažkada mano kurse mokėsi moteris, tai ji pradėjo piešti būdama 80. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tokią kombinaciją, jei jūsų gimimo datoje yra dvejetų. Kita kombinacija reiškia, kad atėjo laikas pasirūpinti savimi, mokytis, užsimti kūrybą, įtraukti pomėgius, sportą. Pirmoji kombinacija 13-13. Tai sako, kad žmogui būtina atkreipti dėmesį į kūną. Mankšta, sporto salė, masažų ciklas, tai kas sutvarkys kūną ir leis priimti naujas idėjas. Žinote, draugai, būna tokių situacijų, kai pamatai tą skaičių, tokią akimirką, kai kažką ruošiesi padaryti ir net nereikia skaityti reikšmių, nes ta reikšmė būtent tą akimirką yra tokia, kokią tu ir supranti. Supranti, ką tau liepia to nedaryti ar panašiai pagal jūsų situaciją, nes tikrai būna taip, kad tau net nereikia nieko skaityti, tu supranti, ką tau norima pasakyti. Gerai, toliau, 16-16 laikas mokytis. Aš esu asmenybė, kuri sugeria žinias, atveria ir pažadina savyje potencialą. 14-14 atėjo kelionių laikas, laikas pažinti pasaulį, gamtą, naujos pažintys, naujos šalys suteiks jums jėgų, energijos būsimiems laimėjimams. Taip pat šis ženklas gali rodyti, kad jums laikas atsisakyti kai kurių įpročių, kurie trukdo jums kilti aukštyn. Na tai va, draugai, dar pažiūrėkime apie kombinaciją su penketais, kaip jau pradžioje įrašo minėjau, jog man jie pasirodė antrą kartą. Taigi, pereikime prie skaičių 5-5-5. Dar beje, draugai, šiandien buvo skaičiai 12-12 ir 12-22. Kaip suprantat, tai nesiliauja. Taigi, kągi mums čia rodo apie tuos skaičius? 5-5. Taigi, kągi apie tai rašo, kaip suprantu, toks gan kreivas vertimas. Ką reiškia matyti 5 penketus? Ačiū dangui, kad matėte angelo skaičius. Tai reiškia jūsų silpnybės, kurios virsta stiprybė. Arkangelai nori, kad nustotumėte jaustis taip, lyg jūs viską savo gyvenime valdote, kad ir kaip apgaudinėtumėt save, kad gali viską susitvarkyti, tiesa yra ta, kad tu mažai ką gali valdyti. Taigi esate raginami iš naujo pažadinti savo tikruosius dvasinius vidinius pojūčius ir žinokite, kad aukštesnės jėgos yra su jumis. Na, kad mes mažai ką šiame pasaulyje valdome, tai pilnai sutinku. Nuo mūsų dėja, bet priklauso tik nedidelė dalis. O kas sako kitaip, tai yra tiesiog pusdurniai. Nu, atleiskit man. Manau, kad ne vieną įžeisiu. Kad ir kaip norėtume, išorinis pasaulis labai įtakoja mūsų gyvenimą. Nors esu tikras, kad nėra jokio išorinio ir vidinio. Viskas yra bendra. Tai yra nėra jokio atskiro aš ir išorinio pasaulio. Viskas yra begalinė energija. Pažiūrėkime, kągi rodo kitas tinklapis. Kad neprailgti, nes apie tai galima skaityti ir skaityti. Straipsniai tikrai netrumpi. Taigi 5-5 tai angelo numeris ir jo prasmė. Saugokite savo kūno sielos. Na, kaip minėjau, kreivi vertimai. Angelo numeris yra jūsų angelų žinutė, kad jūsų gyvenime laukia pokyčiai, kurie atneš jums laisvę, galimybės ir sėkmę. Šis skaičius simbolizuoja progresavimo, daugialypiškumo ir aistros principus ir reiškia pokyčių ir naujo augimo poreikį. Taigi štai taip labai sutrumpintai skaičių reikšmė. Nesinori daugiau plėtotis, nes ir taip įrašas jau išsiplėtė. O rytoj pagrindinėme kanale lauks jau kita informacija. Taigi, nepamirškite, kaip ten sakoma, prenumeruoti ir spauskite patinka. Taip pat komentuokite. Tai bent jau seniau padėdavo prastumti įrašus į viršų. Nors dabar velniai žino, kaip ten veikia tas YouTube'as su tuo AI. II ar dar kažkaip ten jį. Dirbtinį intelektą. Nes viskas veikia nebe taip kaip seniau. Taigi, iki greito, draugai. Dėkui, kad žiūrėjot.